nedažnai išvys kovotoje, ypač sverinti 100 kg, kuris žengtų į ringą pagal šią melodiją, arba bent jau panašią vaikišką melodiją. Martynas Knyzelis, jūsų ekranuose dar vienas Lietuvos atstovas. Na, aišku, kad kartelė yra užkelta labai aukštai, ypač iš lietuvių kitų kovotojų. Taip, kad patirti pralaimėjimo neturi teisės Martynas Knyzelis. Stefanas Kirlikas jūsų ekranuose dar kartą stambių planų ir Heroes 2012 metų kovos laimėtojas prieš Fiendalą. Vienas KOK Europe Grand Prix Liubliane nugalėtojas, King of Kings Europe Grand Prix 2011 Vilniuje nugalėtojas, K1 World Grand Prix 2010 Vilniuje nugalėtojas, K1 Grand Prix 2010 Varšuvoje Europos GP Elimination Tournament nugalėtojas. Štai toks labai geras įrašas, labai geri įrašai ties Martyno Knyzelio pavardę ir du sunkiasvoriai, kurie dabar mums parodys, ko yra verti ir ar iš tikrųjų yra jie verti, kad būtų pakviesti į šį turnyrą. Martynas Knyzelis. Aišku, kad nusiteikęs parodyti, ko yra vertas. Šiaip Kirlikas yra iš tų kovotojų, kurie pakankamai ilgai stebi situaciją ir tik tada bando išspręsti viską. Atrodo, kad Knyzelis nėra toks ir stengiasi viską išspręsti gerokai greičiau. Viena minutė jau prabėgo šioje kovoje. Pakankamai greit prabėgo. Ir čia slysteli lietuvis. Skiria teisėjas kovotojus, kaip ir visos iki šiol kovos, taip ir ši yra vykdoma pagal KOK taisyklės. Jau penktoji kova ir Knyzelis, gražus jo smūgis. Mes matėme prieš tai kovoje, kad užtenka vieno smūgio, jog išjungtum savo priešininką ir kova užsibaigtų. Na, kai kovotojai tokio svorio, kovotojai, kurie sveria 100 kg, natūralu, kad vienas smūgis gali baigtis su tikslus, vienas smūgis gali baigtis su dar didesnėmis pasekmėmis. Na, čia dabar užsirauna ant smūgio lietuvis, turėtų būti gerokai atsargesnis. Pusę minutės užbaigti pirmąjį raundą. Tikrai netikiu, kad paaiškės šiame pirmajame raunde nugalėtojas. Tiesiog pernelyg atsargus kovotojai. Knyzelis bando šiek tiek nuimti to atsargumo ir parodyti, kad galima kovoti ir kitaip. Kirlikas tam nepasiduoda tokiam pasiūlymui.
Šiaip beje, dabar tas smūgis varžovui per koją. Trūksta tokių smūgių, ne tik šioje kovoje. Tačiau trūksta apskritai. Matėme galbūt pirmoje kovoje, kurioje Martynas Jasiūnas kovojo. Ten bandė šiek tiek atmušti priešininko raumenį. Daugiau nei vienoje kovoje nieko panašaus nematėme. Čia tas pats nemaloniausias epizodas, kai pats ant smūgio užsirovė Martynas Jasiūnas, bet tikrai buvo ne vienas epizodas, kur, atsiprašau, Martynas Knyzelis. Tačiau buvo tikrai ne vienas epizodas, kur tas pats Knyzelis gerokai užvožė ir tikrai kietam varžovui iš Moldovos. Netrukus antrasis raundas ir žiūrėsime, ką mums atneš tas antrasis raundas. Šiaip stengiasi greitinti kovą, tas buvo matyti ir pirmajame raunde, tas yra matome ir dabar. Stengiasi greitinti kovą lietuvis, dabar visai neblogai jam pavyksta ataka, bet blogiausiai, kad Kirligas nepasiduoda tokiam lietuvių pasiūlymui. Ir čia dar vienas puikus išpuolis. Sakyčiau, kad Knyzelis kol kas yra vertesnės pergalės už savo varžovą. Tokio neaktyvaus Kirligo netikėjau, kad taip gali būti. Pažiūrėkite dar kartą Martynas su savo galingais smūgiais. Kirligas kol kas tik stebėtojo vaidmenyje. Dar vienas tikslus smūgis ir kiekvienas toks pataikymas garantuoja tašką. Na, įdomu, ar sugebės Kirligas trečiajame raunde, kaip beje jam įprasta, pagerinti savo kovą. Jam tas yra būtina, jis privalo tiesiog tą daryti, nes jeigu nepavyks, tai viskas baigsis labai liūdnai ir Lietuva šiame turnyre iškovos ketvirtą pergalę iš eilės. Paskutinė minutė antrajame raunde. Štai jau daugiau ir susikabinimų, ko netaip seniai nematėme. Ir čia Kirligo ataka. Labai pavojinga ir labai stiprius smūgius dabar buvo priverstas suvalgyti lietuvis. Taip kad, sakyčiau, po tos paskutinės atakos situacija yra apylygė kovoje. Ir tikrai negalime teigti, jog vienas ar kitas kovotojas turi persvarą minimalę. Vis dar sakyčiau, jog turi Titano atstovas, bet vėlgi šiandien yra įprasta, kad kovos labai lygios ir šiandien įrodyti pranašumą prieš savo varžovą yra pakankamai sudėtinga. Čia dar kartą tas pats baisiausias epizodas lietuviui. Ir tie du labai stipri praleisti smūgiai.
Teisėjai kviečia kovotojus ir trečiajam lemiamam raundui, trečiai 3 minučių atkarpai, kuri bus paskutinė ir po jos paaiškės, kuris iš kovotojų čia yra stipresnis ir vertesnis laimėti. Tai, kad pusantro raundo sėkmingai kovojo Lietuvos atstovas, be jokios abejonės tai dar nieko nereiškia. Čia ir vėl Kirlygo ataka. Matome, kad Kirlygas jėgų dar tikrai yra pasilikęs ir kad su juo trečiajame raunde kautis bus be proto sudėtinga. Ir čia pataiko Martynas Knyzelis. Lygiai taip pat kaip ir ankstesnėje kovoje, vienas iš kovotojų tiesiog pakimba ant smūgio ir šiuo atveju tai buvo Kirlygas. Labai įdomu stebėti, kai kovotojai sugebėjo išsaugoti jėgas trečiajam raundui, kai pirmajame ir antrajame raunduose kovos buvo mažiau negu tame trečiajame. Nedažnai tą išvysi, bet šiuo atveju yra būtent taip. Aktyvesnis ir toliau lieka lietuvis. Ir teisėjai turėtų į tai atsižvelgti. Atsižvelgs, sužinosime netrukus. Iki trečio raundo pabaigos lieka labai nedaug laiko. Paskutinioji minutė. Lyg ir bando publiką užvesti Martyną Knyzelį. Aišku, jėgų nebeturėtų būti likę daug. Galime puikiai suprasti, 8 minutės kovos jau yra praeity. Ir čia netgi parteryje pabūna abu kovotojai labai trumpai. Aišku, kad pagal kovos taisyklės ilgiau užsibūti jie ten negali. Ir apskritai atlikti jokių veiksmų ten negali. Martynas Knyzelis ir toliau bando laimę, ne visada sėkmingai, tačiau yra tikrai tų būdų, kaip rasti prieigą prie varžovo ir kaip atlikti smūgius. Ir čia Kirlygo gynyba, jeigu galima tai pavadinti gynyba. Na, geresnis yra Martynas Knyzelis ir nebejoju, kad teisėjai tą įvertins. Viskas, laikas, trečiasis raundas irgi baigėsi. Ir netrukus teisėjai paskelbs šios kovos nugalėtoją. Ketvirtas iš eilės lietuvis bus laimėjęs. Aš spėju, kad taip. Na, čia jūs dar turite galimybę matyti, kodėl aš taip galvoju. Ir dar kartelį. Tai, kas buvo išties smagu šioje kovoje. Ladies and gentlemen, by just decision, extra round. Na, štai taip. Teisėjų sprendimu skelbiamas pirmasis ekstra raundas šį vakarą. Dar to mes nematėme. Na, tikrai tikėjau, kad bus įskaityta pergalė Martynui Knyzeliui. Priminsiu, kad šiandien pergalės jau iškovojo Martynas Jasiūnas, Valdemaras Kulda, Herkus Lukošiūnas, Karlas Puslys ir dabar Martyno Knyzelio ir Stepano Kirlygo kova ir šios kovos pratęsimas. Extra round. Dar
Dar 3 minutės ir dabar jau tikrai paskutinės 3 minutės šioje kovoje. Blogiausia būtų, kad Martynas nebeturėtų jėgų tam ekstra raundui, o tokia tikimybė tikrai yra, nors stengiasi parodyti, jog viskas yra gerai. Bet geriau atrodo ir vėl aktyviau Martynas Knyzelis. Viena minutė pratęsime jau prabėgo. Kirligas per tą pratęsimą vėl nenuveikė nieko, na štai iki šio smūgio. Ir apskritai šių sunkiasvorių kova yra tokia savotiška. Negali sakyti, kad nieks nevyksta, bet tai yra galbūt tipinė sunkiasvoriams dvikova. Ir štai taip, Martynas Knyzelis per atraminę koją tiksliai griaudamas savo varžovą. Na, o čia geriau tokių smūgių neprisileisti ir apskritai neleisti Kirligui net pagalvoti, jog pastarasis turi bent jau kokių minčių šioje kovoje. Dar prasileidžia Martynas. Daugiausia tai, kad daug veiksmų atliekantis Knyzelis praleidžia tokiose situacijose, kai to neturėtų būti. Žiūrėkit, ir vėl atrodo stovėdamas vietoje. Kirligas renka taškus gerokai stipriau nei Martynas Knyzelis. Teisėjams bus nelengva atsirinkti, nes iš esmės tas pratęsimas neatsakė jokius klausimus. Ir nežinau, ar labai kas pasikeitė nuo to trečio raundo pabaigos. Man atrodo, kad ne. Paskutinės 10 sekundžių. Ir tai yra pabaiga. Martynas Knyzelis kelia į viršų rankas. Jis tiki savo pergalę. Galbūt ir bus ta pergalė, bet galbūt ir ne. Jeigu žiūrėtumėm vien į pratęsimą, tai netgi manyčiau, kad Moldovos atstovas buvo šiek tiek tikslesnis. Bet vertinant apskritai labai sunku pasakyti. Na, netrukus sužinosime ir jokių klausimų mums neliks. Arba vienas, arba kitas. Kitaip negali būti. Dar lygiosios gali teoriškai būti, ar ne? Gali būti teoriškai. Bet paprastai teisėjai tokių sprendimų nepriima. Nors visiškai neįsivaizduoju, kuriamgi dabar turėtų atitekti pergalę. Ladies and gentlemen, after extra round, by judge decision, teisėjų sprendimu, draw.